Labadiena, mėly TV6 televizijos žiūrovai, labadiena, mėly krepšinio sirgaliai, Alytaus sporto ir rekreacijos centras iš Paukščių skrydžio. Komandos žaidėja ir Peterson neturėjo labai daug laiko tenais išsimesti patogiam metimui. Karolina Kazočiūnaitė atsako taip pat tolimuojantį beveik po 2 metimus per rungtynes. Na, Ieva Veverė, o čia tritaškis nuo lentos. Šarlotės metimui jau antrą kartą suteikė šansą Alytui. O čia nepavyksta atsikovoti kamuolį prieš Veverę, aukščiausią rimti kitokį sprendimą. Čia vaikšto kamuolys ties perimetru. Kazočiūnaitė sverpstė ir šansas iš 3 taškų zonos. Leskauskaitė, 3 sekundės, jos sverpstė, metimas dešinė ranka, patymo kamuolį Leskauskaitė. Kazočiūnaitė, antras tolimas metimas šiose. Resų komandos krepšininkai. Dar kartelį iš kito krašto, dabar tikrinasi rankos taiklumą. Karolina Kardokaitė, 2 iš 2 tritaškių metimų šiandien. Na, gali tapti savotiškų X faktorių šios dienos rungtynės jau kitose ketvirčiuose ir apskritai Open Smart VM LKL. Karolina Kazočiūnaitė 2 numerių dvikova. 1 prieš 1 ir Karolina Kazočiūnaitė nugarai iš Rygos. Milda Sauliūtė. Gilyn po krepšiu, Amalijai Pošajovaitei. Vidunskaitė iš vidutinio nuotolio, praktiškai nuo 2 metimų linijos. Kamuolis yra atkovojusi labai sparčiai artėja prie dvigubo dublio, šiandieną jos pilna visur po krepšiai. Amalija Pošajovaitė iš toli pačiai. 10 sekundžių iki jai skirto laiko pabaigos, Mikelionytės perdavimas rizikingas. Karolinai Kardokaitei galima prasižengti, ten aikštės viduryje reikėjo tą daryti. Aikštės šeimininkėms 1 komandinė pražanga, 4 taškai, bet 3 perimti kamuoliai Rygos Stradinio universiteto komandoje. Išskirti 12 taškų beskiria komandas, turėjome 17 taškų persvarą. Po 2 ketvirčių 8 taškai skiria komandas. Leskauskaitė, Saulė Mikelionytė. Ties galinė linija, geras Saulės reidas. Šioks toks karščiavimasis Rygos Stradinio universiteto merginų. Gretose čia kokia graži buvo taka, koks geras kamuolio dalymasis, nepavyko pataikyti Leskauskaitei, Saulė Mikelionytė. Iš toli nepataiko, gaila, būtų galima taip šiek tiek gynyboje papjausyti tą aikštės gynybą, kurią siūlo Rygos Stradinio universitetas. Šios gynyba. Trofimenko į baudos aikštelę, Veveriai čia gerai, pirmuoju bandymu prieš Veverę gynėsi Karolina Kazočiūnaitė. Vaidina savo varžovę būtent taip. Saulė Mikelionytė, galbūt dabar yra 3 taškai. Gynyboje prieš Anitą Mikelsonę. Karolina Kardokaitė krapšto kamuolį iš rankų Emilijai Trofimenko. Daug tų tokių perdavimų į kovą. Kazočiūnaitė reikėtų čia į kampą, nusimeta Karolinai Kardokaitei. Kardokaitė 3 taškai. Įdėjus finaliniai sirenai iš savo komandos. Čia kiaurai dabar praeina pro visas gynybinės užtvaras. Perdavimais aikštės šeimininkės. Iš krašto Karolina Kardokaitė, dar viena, bingo, 3 taškai. Kardokaitės šiandien Alytui būtų buvę daugiau problemų negu jų dabar. Buvo 73, 60 Kardokaitės, 17 pelnytų taškų.